Linkėčiau kiekvienam teatro aktoriui turėti tokį mini spektaklį. Tai yra labai sunkus žanras, nes tu esi šalia žiūrovo, tu negali meluoti. Vaikai tiesiog įsisiurbę akimis žiūrėjo į aktorės, skaitė prasmes. Tuo labiau toks žanras, kuriame yra daug personažų, o veikia tik 2 aktoriai, 2 aktorės, kurios vaidina begalės personažų, reikalauja tokios vidinės ekvilibristikos. Vaikai gauna po didelę dėžę įvairiausių daiktų, išsirenka daiktus ir fantazuoja, kokius galėtų sukurti personažus. Panaudoti daiktai neišmetami kažkur į sąvartyną, bet tarnauja kūrybiniam darbui. Ir tą vaikai patys supranta ir šiandien 3-okai pasakė tvaru. Mes atvėrėme savo vidinius vaikus ir ėmėme kurti, kaip vaikai kuria namuose, taip ir mes. Ši edukacija skirta pradinių klasių mokiniams, 1-4 klasės mokiniams. Taip pat džiugi naujiena, kad šią edukaciją galite užsisakyti iš Kultūros paso paslaugų sistemos.